Ką turėčiau daryti, nes ATPO tyrimo rezultatas yra 2787. Nu, pakankamai aktyvus pas jūs tas autoimuninis procesas. Kas yra ATPO? Tai yra antikūniai prieš tyrio perioksidaciją. Antikūniai tai yra vėliavėlės, kurios pažymė tam tikrus baltymus, kurios paskui imuninė sistema nori panaikinti. Ne? Pažymė jų kaip priešą. Ir autoimuninių lygų mechanizmas apima tokį procesą kaip molekulinė mimikrija. Tai reiškia, kažkas jūsų kūne labai yra panašus į kažką kitą, kas yra priešas. Ir todėl jūsų imuninė sistema galvoja, kad jūsų tas fermentas, kuris padeda aktyvuoti jums jūsų skydliaukės hormonus, tai kaip klijai ten veikia, jį galvoja, kad čia yra priešas. Ir puola, ne? Tai vat mes turim suprasti, kas jūsų gyvenime, kas jūsų mityboje, kas jūsų žarnyne dažniausiai, ne? Gali aktyvuoti ją taip stipriai, kad tas autoimuninis procesas vystosi. Aš savo praktikoje vienos programos metu, kai žiūrėjau tyrimus, mačiau 6000. Va čia buvo man turbūt aukščiausias rodiklis mano praktikoje, bet 3000, 6000 yra tikrai nemažai pavyzdžių, kurie per tam tikrą laiką sumažina tos antikūnius, ten nuo 2000 iki ten 300, tai tikrai yra įmanoma. Nors ne visiems kažkokie šabloninės, kažkokios rekomendacijos veikia, čia viskas labai individualu.